Sveiki žvėjai! Sveiki bičiuliai! Šiandien su Sauliumi esame ant Antalieptės marių kranto ir neužilgo prasidės trečiasis Lietuvos spiningavimo čempionato etapas. Šiandien mes kartu su visais, su Saulium dalyvaujam jame. Taigi, šiandien mūsų pagrindinis tikslas yra sudalyvauti varžybose, bet yra slapta lažyba. Susilažinom su Emiliu, kad kas aukščiau, kokią užims, kas aukštesnę poziciją užims, tas visą vasarą nepūs, nesurinkinės valtis. Kas pralaimės savaime, aišku, Emilis tai bus, valtį pūs ir surinkinės visą sezoną iki... Karšininkas kalba. Gerai, bičiuliai, už 5 minučių startas. Dėl to skubame, nenorime suvėluoti startą, nes čia jokių bičiulių nėra šiandien, visi yra konkurentai. Pirmyn. Sustojau pirmoji vietoj. Čia yra gylis apie 5 metrai, nes Antalieptės marios tokios yra specifinės, jos labai stačiais šlaitais ir tokių kažkokių tai išreikštų sėklių yra ne per daugiausiai. Nu, čia yra kažkur tai, bet aš jų tikrai nežinau. Taip kad mano taktika stotis prie kranto ir bandyti pagauti kažkokią tai lydekaitę, kurie krantis žolėse laikosi. Nu, ir tikiuosi, ir ešeriukai tenais turėtų būti. O, turiu. Yra pirma žuvis. Ir manau, jeigu čionais ešerys, tai tikrai skaitinis. O jeigu lydekaitė, tai tikrai neįskaitinė. Opa, tikrai čia įskaitinis ešerys. Ešeriai varžybose yra imami nuo 15 cm, vadinasi įskaitiniai. Lydekos 45 pagal taisyklės. Kur vienas, ten ir daugiau bus. Aš jau du turiu įdomų, Emilis dar su savo vienu. Naudoju štai va tokios guminukus Reins firmas, jų Lietuvoje kol kas nėra. Pirkti kuom jie yra ypatingi. Jie yra su kvapu, būna štai va tokiuose maišeliuose ir taip vadinami suvalgomi guminukai. Pavyzdžiui, ešerys prisvijęs masalą griebia dažniausiai už uodegos ir nereikia, kai pajauti, kad kažkas tai tau užsikabino, kažkokia žuvis bando pradyti šitą guminuką, reikia nekirsti, o palikti kaip tik, nes jis ant tiek apsigauna tas ešerys 100%, kad jisai ryja ir po kiek laiko tada tik jis reikia timtelt, pasukti rankiną, rytės ir jisai užsikert ir būna dažniausiai suryjęs pilnai šitą masalą. Tuom jie ir yra šitą guminukai unikalūs, kad skonio atžvilgių ir išvaizda ešerys 100% būna apgautas ir labai godžiai ir aktyviai ryja šitus guminukus. Ir jeigu visai prisivijo, tai kad paliktų jį ramybėje, kaip tradicinės gumas, stuktelėjo ir nuplaukė, o čia jisai ryja iki galo. Šiaip Emilis yra rimtas man konkurentas, jis praeitais metais Lietuvos spiningautojų čempionatą laimėjo 3. vietą, o už praeitais metais 1. vietą.
kad turiu labai rimtą konkurentą. Nežinau, kaip čia man seksis. Bijau, kad gali tekti darbuotis su pompa. Nes patirties yra šitoje srityje pakankamai, daugiau negu pakankamai. Praeitą kartą, kai dalyvau varžybose, mano gyvenime čia antras varžybos yra, aš labai mėgstu su plūdinė gaudyti meškerę, bet negaliu nesudalyvauti, vis tiek tas azartas, varžybos, jėga yra. Tiesiog visiems rekomenduoju. Čia visi paprasti žmonės dalyvauja, jokio čia nėra kažkokių, tai čia aukštumų kažkokių, kad ten, jeigu jau varžybose dalyvauja, tai jau profesionalas, jau nerealus. Nesąmonė, kiekvienas bent koks pilietis gali kuo puikiausiai sudalyvauti, pasigalinėti. Po to labai malonu būna susėsti prie laužo, pabendrauti, išviriamai yra žuvienė, pasidalinti įspūdžiais, pakalbėti apie įrankius, apie naujoves. Tiesiog, kai vienoje vietoje 100 žvejų, tai patys suprantate, blogiau negu kirpykloje. Tiek pletkų prisiklausai, kas kur kimba, ant ko kimba, kaip gaudo. Liuks, fantastika. Skambinu Emiliui. Labai smalsu, kaip jiem ten sekasi. Alo. Ką konkuruojanti firma? 4? Na. Tai gaunu į malkų. Čia blogai, reikia pasitempti 3. Lydeką pagavai? Ne, nepagavau, 3 ešeriukus turiu. Vargstu. Nu tai davai gaudyk. Nu, supratau. Gerai. Suvalgom. Nu va, papuola ir lydekaitis. Nunešiu teisėjams, jeigu jie matuoja. Šiaip net, gal 4 išvilkau. Kažkokia tai šiandien nesėkmių diena. Labai daug pabėga, labai pasyvus. Aš jais susidomėjo tokia natūralios spalvos, šiek tiek su blizgučiais. Reins guma. Kaip ir minėjau, tas suvalgoma. Ant kitų guminukų net nei kiek net nesuksena. Bent jau ant šito guminuko tai dar vienas kitas kibimas ir vienas kitas įskaitinis ešeriukas papuola. Puikiai. Šaunam toliau. Pagaliau pagavau pirmąjį stambesnį ešeriuką. Štai, susidomėjo tokių guminukų. Tai stebuklingi guminukai. Super. Džiaugiuosi, kad jie atsirastų Lietuvoje. Nerealūs. Tai kieš gerai, tu įdėk. Operatorius padės man truputėlį čia padirbti žuvim. Tai. O, geresni truputėlį pradėjo kipti. Atrodo, kad suradome aukso gyslą. Kiek žinau, Emilis apie kilogramų yra pagavęs. Taip kad reikia man stipriai pasitempti. Ir vėl vargšas guminukas nukentėjo. Nuotaika truputėlį jau mano gerėja. Dar noriu pasidžiaugti ir padėkoti
savo geram bičiuliui Gintautui Stančikui, kuris man pagamino šitą įspūdingą kotą. Fantastinis. Jautrumas super. Metasi idealiai. Ir netgi dedikavo šiandien Kimba komandai. Kilogramai 58 gramai. Jau pateikit savimi. Ką padarysi? Labas rytas, bičiuliai. Antroji diena prieš akis jinai visą laiką būna sunkesnė. Tiek dėl vakarykščio, tiek dėl to, kad reikia anksti keltis ir be abejo žuvis po pirmos dienos tose vietose, kur buvom vakar, jau šiek tiek apgaudyta. Taigi reikia ieškoti naujų vietų, naujų masalų. Tiesiog antra diena, viskas nauja ir vėl reikia judėti į priekį ir gaudyti žuvį, tam, kad jeigu nori kažką laimėti. Nežinau, kaip Saulius šiandien nusiteikęs. Šiandien aš kur kas agresyviau nusiteikęs negu vakar, nes vakar buvau padaužytas stipriai, tai šiandien bandysiu atsirevanšuoti. Ir dar norim paskelbti vakarykščius rezultatus, kad po pirmo turo pirmą vietą užima Uteniškis ir praeitų metų čempionas Švilpa. Gediminas. Sugaudė 5 kg 600 atrodo. Taip, 600 gramų. Nu ką šiandien stengsimės, mes irgi neatsilikti nuo jo. Vis tiek aš Emilį aprengsiu. Startas! Pradedu žvejybą ir echolotas šioje vietoje pilnutėlis žuvies, mailiaus po mumis galybė, ten kur mėtau yra nedidelis kalniukas, matosi net šiek tiek išlindęs lelijų kuokštas, perspektyvi vieta, ne kitaip. 4,5 metro, viršūnė apie 2,5 metro, šiek tiek žolių, tačiau traukiant link mūsų, dugnas pakankamai švarus ir piešia daug mailiaus. Gera vieta ešeriam. Žiūrėsim, kaip čia bus. Na va, kaip ir tikėjausi. Pavyko šioje vietoje spiningautojų terminologiją atsidaryti. Pirma žuvis, nedidelis ešeriukas, bet varžybose dydis per daug nesvarbu. Svarbiausia svoris, gramai, dedu į kibirą. Na va, pirma žuvis pagauta. Galiu pašnekėti trumpai apie Lietuvos spiningavimo čempionato formatą. Lietuvos spiningautojų lygos organizuojamos varžybos yra
vadinkim, vienintelės oficialios varžybos Lietuvoje, kurias laimėjęs spiningautojas gali vadintis Lietuvos spiningavimo iš valčių čempionu. Ir šios varžybos organizuojamos pagal tarptautinės taisyklės, tai yra vykdomi keli etapai. Ir vienas iš svarbiausių dalykų, kad etapą sudaro 2 turai. 2 turių esmė yra tokia, kad kaip įmanoma labiau yra eliminuojamas atsitiktinės sėkmės faktorius. Ir tu turi stabiliai sugauti abi dienas, jeigu nori užimti kuo aukštesnę vietą. Ir sugauti be abejo, ne tai, kad sugauti, bet sugauti kuo daugiau. Ir abi dienas, užėmęs kuo aukštesnę vietą, gali pretenduoti į etapo nugalėtojus arba aukštą vietą etape. O etapų atskirų vietos sumuojamos ir gale sezono, vėlgi, kas gaudė geriausiai kiekviename etape, tas tampa Lietuvos čempionu. O Lietuvos spiningavimo čempionato pagrindu turnyrinės lentelės formuojama Lietuvos spiningavimo rinktinė. Praėjusiais metais pirmą kartą dalyvavome pasaulio čempionate spiningavimo iš valčių Latvijoje. Užėmėm 5. vietą. Be abejo, ar tai daug, ar mažai sunku spręsti. Tačiau faktas tas, kad pirmą kartą Lietuvos spiningautojai dalyvavo oficialiose varžybose ir, manau, pakankamai neblogai pasirodėm. Nes rinktinė buvo tikrai jauna, galima sakyti, nepatyrus, neragavus tarptautinių varžybų duonos ir sukovojo garbingai. O dar vienose varžybose, kuriuose taip pat dalyvavo Lietuvos spiningautojų lygos žvejai Pabaltijo čempionate, pernai rungėsi Lietuvos, Latvijos ir Estijos spiningautojai, lietuviai užėmė tiek komandiniai, tiek asmeniniai ekipažų įskaitoj pirmas vietas. Taigi, manau, kad mūsų lygis yra pakankamai neblogas, tačiau be abejo visą laiką yra kur tobulėti. Žvejot ir žvejot. Kuo daugiau žvejoji, tuo daugiau pagauni. Kuo daugiau pagauni, kuo daugiau įvairių sąlygų užbandai, tuo daugiau naujo atrandi. Žvejodamas mikromasalais, tiek varžybose, tiek savo malonumui, naudoju tik pintą valą, 600 storio Stren Microfuse, manau, pilnai pakankamas plonumas ešerių žvejybai. Kas labai smagu, kad žvejojant pintų valu, pajutus, kad užsikabino žolė, negalima tiesiog paprasčiausiai nukirsti. Na be abejo, žvejojam aišku ne dėl to, kad nukapot žolės visas vandens telkinio, o dėl jautrumo pintas valas tikrai neturi lygių. Kiekvienas mažiausias žuvies prisilietimas jaučiamas ranka. Vakar, tiesą sakant, jautėsi net čia pilni būriai aukšlių ir auklės irgi mėgsta mikromasalus ir jaučiasi kaip ragauja. Cap, cap. Panašu, kad turnyriniai lenteliai neužimsiu jokios garbingos pozicijos. Vienintelė viltis, kad kaip nors pavyks apgaudyti Saulių. Nors jeigu jis pagavęs kokius 2 lydekas, tai kas tada? Yes! Paskutinis.
Aš einu pailsėto, Saulis tvarko valtį, viską sudeda. Na ką, baigėsi mums su Saulium tikrai nelengvos varžybos ir kaip matosi, treniruočių stoka padarė savo. Jų visai nebuvo. Ja, pas Saulių nebuvo, pas mane buvo 3 valandas treniruotėm, vietoje reikalingų 2 dienų, taigi ką padarysiu. Na, vienintelis džiaugsmas liko, kad valtį šiandien supakuos. Nu, yra kaip yra, treniruosimės, gaudysim toliau. O laukiam apdovanojimų ir, manau, pakalbinsim nugalėtoją. Išsiaiškinsim, kągi čia reikėjo, ką ir kur reikėjo daryti. Kokia čia ta paslaptis. Tai ką tiek. Baigėsi trečiasis etapas ir kalbamės su šio etapo nugalėtoju Gediminu Švilpai. Ačiū Gedai už puikiai suorganizuotas varžybas ir manau visiems žiūrovam įdomu, kas tau padėjo laimėties, kokia taktika, kokie masalai. Daugiausia padėjo treniruotės ir masalų spalvas atrastas teisingas. Tai išduok, gal vis tiek varžybos baigėsi, čia gal žmonės norės atvažiuoti, pažvejoti Antalieptį, ant ko geriausiai kimba ešeriai ir lydekos. Rūžavas guminukas su juodais taškučiais. Lydekas perlamutras su juoda nugara. Viskas paprasta. Daug treniruočių, žinot vietas ir teisingos guminukų spalvos. Ačiū Gedai dar kartą. Prašau. Susitiksim Sirniuose. Saulius kažkur palindo, slėpdamasis nuo lietaus, o mes šiandien baigiam savo laidą. Susitiksime, kaip visada, po savaitės tuo pačiu metu, 11 val. Ryte per Lietuvos ryto televiziją. Ir visi galite stebėti mūsų laidą ir internete adresu lrytas.lt, o Facebook gerbėjai užsukite į Šiandien Kimba Facebook puslapį ir sudalyvaukite puikiame konkurse, atsiųsdami savo didžiausios, gražiausios ar kitokios žuvies nuotrauką. Iki!